Šiandien žiniose prie vyriausybės dėl per mažų algų protestavo statutiniai pareigūnai. Atsistatydina desovietizacijos komisija. Žemaitaitis su Palucku rado išeitį, padės stambesniems ūkininkams steigti uabus. Steigiamas kelių fondas, tačiau iš kur jame atsiras daugiau pinigų. Joninė Šančiuose smagu ir bendruomeniška, tačiau iš Kauno valdžios jokios paramos. Per Jonines sutartinės Kalniečiuose ir vainikų pynimo pamokos Romuvoje. Ir iš vieno ryklio kitam Kauno prekybos centras Savas iš Avulio perima Vilniaus prekybą. Prie vyriausybės mažomis algomis nepatenkintų statutinių pareigūnų piketas. Jame dalyvavo keliasdešimt policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, aplinkos apsaugos departamentų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovų. Jie laikė plakatus su užrašais, ar sutinkate lošti iš visuomenės ir šalies saugumo. Kiek dar žaisime su ugnimi, saugom gamtą, bet kas apsaugos mus ir panašius. Su protestuotojais išėjęs pasikalbėti vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kartojo prieš vyriausybės posėdį žurnalistams išsakytus siūlymus bazinį pareigūno atlyginimą kasmet didinti 7%, kad per 3 metus jis padidėtų maždaug trečdaliu. Tam anot ministro per 3 metus reikėtų 200 milijonų eurų. Pareigūnų profsąjungos sako tokio atlyginimo norinčios jau kitąmet, be to anot pareigūnų ministro žadamas algos didėjimas yra nepakankamas ir tik kompensuojantis infliaciją. Tuo metu karių mėnesinis atlyginimas skirtingai negu pareigūnų jau nuo Liepos 1 krašto apsaugos ministerijos siūlymų turėtų didėti bent 200 eurų į rankas, jis turėtų augti nuo generolų iki eilinių. Pareigūnų protesto organizatoriai ministrui įteikė 4 uniformas – policininko, gaisrininko, pasieniečio ir aplinkosaugininko. Pareigūnų profsąjungos vadovo Sauliaus Džiauto duomenimis šiuo metu policijai trūksta apie 1500 pareigūnų. Gelbėtojams apie 1000 ugniagesių, kurių 6 į vieną vietą yra, bet ten neskiriamas finansavimas, taip pat yra apie 400 pasieniečių stygius. Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Ineta Kursevičienė tiesiai šviesiai klausia, kaip pareigūnams reikės susimokėti padidintus mokesčius, jeigu jie atėję dirbti, į rankas gauna apie 1000 eurų. Kita vertus, pasak jos, 40% pareigūnų jau dabar turi pensinį stažą ir gali išeiti iš tarnybos. Ir kas tada? Po politikų kritikos atsistatydina desovietizacijos komisija. Naikinti desovietizacijos komisiją neseniai pasiūlė daugiau kaip 20 Seimo socialdemokratų. Jie siūlo, kad sprendimus dėl gatvių, aikščių pervadinimo ar paminklų nukelimo savarankiškai priimtų savivaldybės. Paramą iniciatyvai pareiškė premjeras Gintautas Paluckas ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, o ir prezidentas Gitanas Nausėda kaltino komisiją politikavimu ir teigė, jog neraudotų, jeigu jos neliktų. Totalitarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai. Paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai kitokie simboliai. Iš pradžių klausimą, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, nagrinėja iš ekspertų sudaryta vadinamoji desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priima Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius. Kai kurie sprendimai visuomenės įvertinti itin prieštaringai, nes manoma, kad perlenkiama lazda, o beatodairiškas išties sudėtingų laikmečių gyvenusių žmonių paminklų griovimas jau primena patį sovietmetį. Štai Klaipėdos miesto savivaldybės taryba jau 2 kartus atmetė siūlymus panaikinti Salomėjos Nėries ir Liudo Giros gatvių pavadinimus. Radviliškio rajono savivaldybė atsisakė pašalinti Salomėjos Nėries ir Romano Žabenkos gatvių pavadinimus Baisogaloje. O Vilniuje rengiamos protesto akcijos dėl Salomėjos Nėries paminklo iškėlimo. Prie šio paminklo rengiami poezijos skaitymai. Remigijus Žemaitaitis ragina mokestiniais pakeitimais nepatenkintus stambiuosius ūkininkus steigti uždarąsias akcinės bendroves ir sako, kad šiuo metu diskutuojama, kaip jiems padėti tai padaryti. Modelį jau su premjeru esam sugalvoję, reikia tik teisinę bazę visą pakeisti. Mokesčių administravimo įstatymą reikia keisti ir didieji ūkininkai arba stambieji ūkininkai galės pereiti į UAB ir jų pelno mokestis bus 7%. Žinių radijui vakar sakė Nemuno aušros lyderis. Taip kyla klausimas su įsipareigojimais su nacionalinė mokėjimo agentūra, problemų jokių neturime, tik su bankais bus problemos, bet dabar kūrėme mechanizmą dėl valstybės garantuojamos pagalbos, kalbėjo jis.
Praėjusią savaitę įspėjamąjį piketą prie Seimo surengė Lietuvos grūdų augintojų asociacija su Žemės ūkio taryba ir Ūkininkų sąjunga. Šią savaitę ūkininkai ketina rengti pakartotinę protesto akciją. Ūkininkai nuogąstauja dėl gyventojų pajamų mokesčio, valstybės socialinio draudimo įstatymo, kelių apmokestinimo pakeitimų. Žemdirbių atstovai siūlo GPM per metus uždirbantiems daugiau kaip 60 vidutinių darbo užmokesčių didinti iki 20%, o ne iki 32%, kaip siūlo vyriausybė ir svarsto Seimas. Tuo metu pajamoms iki 60 VDU siūloma taikyti 15% apmokestinimą. Žemaitaitis sako, kad ūkininkai protestuoja iš nežinojimo ar nesupratimo, tačiau panašu, kad tokios kalbos jų neįtikina. Kad mūsų valstybės keliai baisus ir nedelsiant būtina ko nors imtis, akivaizdu kiekvienam vairuotojui. Neseniai įvažiavusi į duobę pagrindinėme šalies greitkelyje Kaunas-Klaipėda, kur leistinas didelis greitis, vos nesulaužė automobilio rato, galėjo baigtis ir labai blogai. Autostrados būklė iki Klaipėdos ir dalis Palangos kelio tiesiog tragiška ir pavojinga. O štai taip atrodo centrinė vieno brangiausių Lietuvos kurortų Nidos Kuverto gatvė. Todėl siekiama steigti 400 milijonų eurų vertės valstybinį kelių fondą, kuris bendrą kelių finansavimą padidintų iki beveik 1 milijardo eurų ir Seimas jau ėmėsi svarstyti šį klausimą. Anot Susisiekimo ministerijos siekiama sukurti tvaresnį nei dabar kelių priežiūros ir plėtros finansavimo modelį. Daugiausia iki 200 milijonų eurų į fondą tikimasi surinkti iš sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinės sistemos vadinamojo e-tolingo, kuris pakeis dabartinės vinjetes. Dar 60 milijonų eurų tikimasi gauti iš automobilio registravimo mokesčio, 18 milijonų tokio pat krovininių transporto priemonių mokesčio, dar 30 milijonų eurų iš baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir kelių rinkliavų bei mokesčių už vinjetes nesumokėjimą. Dar apie 100 milijonų eurų fondas galėtų skolintis. Anot ministerijos dabar kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų nepakanka 21 000 kilometrų ilgio kelių tinklo tinkamai priežiūrai, remontui ir plėtrai. Lietuvoje beveik 40% valstybinės reikšmės kelių yra prastos arba labai prastos būklės ir šis rodiklis blogėja greičiau nei kelius spėjama tvarkyti. Ypač kritinė tiltų ir viadukų būklė. Daugiau kaip 100 šių statinių yra avarinės būklės. Todėl nuolat didėja jų uždarimo ir eismo sutrikdymo rizika. Aiškinamajame rašte nurodo ministerija. Jos skaičiavimų valstybinės ir vietinės reikšmės keliams vien šiemet trūksta 1 milijardo ir 270 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad įsigaliojus kelių fondų jau kitąmet finansavimą šalies keliams, įskaitant šio fondo ir KPPP lėšas, turėtų siekti beveik 1 milijardą eurų be ES paramos. Siekiama, kad įstatymo projektas įsigaliotų nuo kitų metų. Netradicinės Joninės parake Kaune vyksta jau nuo 2018 metų. Kiekvienais metais šis renginys pritraukia tūkstančius įvairaus amžiaus lankytojų. Europos kultūros sostinės Kaunas 2022 metu Joninės parake buvo pristatomos kaip alternatyvi, bendruomeniška ir šiuolaikiška šventė, o jos tikslas – skatinti kūrybiškumą, aplinkos tausojimą bei stiprinti bendruomeninius ryšius. Tačiau pasibaigus Europos kultūros sostinės programai, Kauno miesto savivaldybė nusprendė šio renginio finansavimą nutraukti. Visus turi prašyti dykai daryti, nes nėra finansavimo. Pernai per Jonines negavau iš savivaldybės finansavimo. Šiais metais įkėliau postą, mes vėl negavome finansavimo. Ir jeigu mes būtume gavę finansavimą, būtų 2 naujos medžio skulptūros, būtų naujas sienos piešinys, būtų buvęs superkolorytas ir vienam vyručiui neišlaikė nervai ir jisai sumokėjo superkoloritui iš savo kišenės ir jisai grošė. Ta bendrystė turbūt yra svarbiau. Parako Joninės yra unikalios, tai čia susirenka daug pažįstamų žmonių, bet ateina ir naujų žmonių, kurie nebijo pabendrauti ir susipažinti. Labai liūdna iš tikro, kad tokios iniciatyvos negauna finansavimo, nes tikrai žmonės idėjiniai, kurie daro tos visus renginius neatlygintinai, tai labai džiaugiuosi, kad bent jau vyksta kažkas, kad atsiranda rėmėjų, kad padeda vieni pinigais, kažkiek kiti darbais, kiti dar kažkom, bet labai liūdna, kad nepadeda miestas, nes būtų galima padaryti dar geriau ir dar gražiau. Labai gaila, kad tiek žmonių susilaukia kiekvienais metais Joninės parake, bet jos vis dar nėra tokios pastebimos, kad gautų finansavimą, nes norisi tikrai padaryti daug daugiau, negu yra padaryta dabar.
Nepaisant to, kad savivaldybė nusprendė nutraukti finansavimą plačiai pamėgtam renginiui, jo organizatoriai ir dalyviai sugebėjo sėkmingai įgyvendinti turiningą ir įdomią programą, remdamiesi asmeninėmis ar rėmėjų lėšomis. Mes bandom per netradicinės joninės pažiūrėti į joninės arba rasų šventės senovinės tradicijas netradiciškai. Bandėm išskirti pagrindinius elementus ir juos sudėti tokius tris meninės interaktyvės instaliacijas. Per joninės žmonės rinkdavo žolinius augalus, manydami, kad jie turi didesnę galią būtent surinkti šią naktį. Paparčio žiedo ieškojimas yra tiesiog atradimas savo vidinės laimės. Tai tokia graži metafora į šią naktį ir į save. Netoliese parako gyvenantis kūrėjas šiemet iš nudžiūvusios 100-metės tuopos sukūrė originalią skulptūrą. Mes turėjom tradiciją, kad kažkokį medžio drožinį padaryti per kiekvienas jonines, jau 3 metai iš eilės ir labai džiaugiuosi, kad galėjau šioje situacijoje prisidėti. Man yra svarbu turbūt savo rajone, kur aš gyvenu, kažkiek prisidėti, kad gražinčiau šitą vietą. Tai, man atrodo, ir ta skulptūra, ir takelis buvo vienas iš tų, kur tikrai svajonės išsipildymas. Svečiai iš kitų šalių patvirtina, kad renginys didina miesto matomumą ir stiprina jo įvaizdį kaip atviro šiuolaikiško bei kultūriškai gyvybingo centro. Jau matau kai kurios tradicinius dalykus. Žmonės su vainikais ant galvų, vyksta įvairūs žaidimai. Pats renginys vyksta miške, tai jau savaime kažkas unikalaus. Viskas labai ramu, visi draugiški. Joninių programai netrūko nei įvairovės, nei kokybės, nei žmonių susidomėjimo. Tad praėjus šventei kyla pagrįstų abejonių dėl Kauno miesto kultūros politikos prioritetų. Miestui atsisakius finansuoti šį reikšmingą įvykį, susidaro įspūdis, kad nepriklausoma kultūra paliekama paraštėse gyvuoti tiek, kiek pajėgia išsilaikyti pati savo jėgomis be institucinio pripažinimo ar paramos. Trumpiausios metų nakties Joninių šventės renginiai praėjusią naktį vyko įvairiose šalies vietose, miestuose ir miesteliuose. Kauno Kalniečių parko skaitykloje vyko sutartinių giedojimo mokymai su grupė Kadujo. Kiekvieną pirmadienį bibliotekoje šio vyksta mokymai, mokomės sutartinių giedojimo, tai šitą kartą skiriam Rasos arba Joninių šventei. O Romuvos kino teatre jau 4. kartą vyko Joninių vakaras lauko kine su gyvų gėlių vainikėlių dirbtuvėmis. Čia buvo galima išmokti patiems pasidaryti vainiką iš susuktų vielučių ir lauko gėlių. Pasimatuosit pagal savo galvą ir galuose pasidarysit auseles. Paprastai vielutė labai lanksti, lankstosi puikiai, tiesiog užsilenksit. Vėliau į tas auseles versim kaspinėlį. Tai va, pasiruošiam auseles ir turim lankelį. Kelių augalų plokštelę. Tiesiog, va, aš kelis pasiimu. Po mažą plokštelę dėsim nuo vienos auselės ir kitos plonos vielutės pagalba apsuksim. Ir taip tiesiog iš eilės po kelias, po plokštelę dėsim, suksim ir turėsim lankelį. Tradicija su gyvų augalų ir gėlių vainikų pinimu tęsiasi. Tai pirma dalis yra žmonės pasipuošia galvas vainikėliais, nesvarbu koks amžius, nesvarbu kokia lytis. Tikrai džiaugiamės, kad dalyvauja visi noriai. O po to žiūri filmą, šiemet šitas filmas yra Potvynis, latviška animacija, ko gero jau daugam girdėta, tačiau gal ne visiems matyta, kurioje tikrai yra labai daug gamtos, kaip veikėjo, kaip veikiančios galios, dėl to pasirodo, kad Joniniam labai tinkamas filmas. Pagal liaudies kalendorių birželio 24 Rasos, Kupolės, Saulės, Krešės, senoji lietuvių vasaros saulėgrįžos šventė vėliau sutapatinta su Šventojo Jono diena ir pavadinta Joninėmis. Vasaros saulėgrįža yra ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties metas. Nerijaus Numos kontroliuojamos Vilniaus prekybos turto valdymo bei investicijų bendrovei leista įsigyti Kauno prekybos centrą Savas valdančią įmonę.
Ja netiesiogiai kontroliuoja Haner savininkas Arvydas Avulis. Konkurencijos taryba pranešė davusi leidimą įsigyti 100% komercinio nekilnojamojo turto nuomos įmonės PC Savas akcijų ir vienvaldę kontrolę. Portalas Verslo žinios skelbė, kad įmonės jau yra sutarusios dėl esminių sandorio sąlygų, tačiau jo vertės šalis neatskleidžia. Avulis anksčiau sakė, kad vienintelį objektą Kaune nusprendė parduoti, nes nori koncentruotis į biurų ir būstų statybas Vilniuje ir užsienyje. 2023 metų pabaigoje PC Savas savo pastatą ir žemę vertino 29 milijonais eurų. Šiame prekybos centre įsikūrusios kelios dešimtis parduotuvių. Kad vyks pokyčiai, galutinai paaiškėjo tuomet, kai vietoj iki šiol čia buvusios Rime atsidarė Maxima. Vilniaus prekyba per antrinės įmonės valdo prekybos centrus, vaistinių, restoranų ir kavinių tinklus bei NT projektų vystymo ir nuomos įmonės. Jie veikia Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Švedijoje. Sinoptikai sako, kad rytoj sulauksime sugrįžusios lietuviškos vasaros, bet savaitgalį ir vėl laukia orų permainos. Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8–13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7–12, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos. Rygoje mažai debesuota, termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 23 šilumos, mažai debesuota ir Taline, čia nuo 12 iki 20 laipsnių. Debesuota su pragiedruliais Varšuvoje, naktį apie 13, dieną iki 24 šilumos, naktį lis Kyjive, čia nuo 16 iki 22 laipsnių šilumos.